O ką man dabar sakyt? Čia yra metalofonas ir kai aš jo groju, man labai gerai. Kaip aš jo braukiu, man labai gerai. Sveiki, tiems, kas žiūrit, žinokit, kad filmuotis ir kalbėti kamerą nejauku, bet vardan savo tikslo, kogi nepadarysi. Taigi, sveiki atvykę į mano YouTube kanalą. Mėgstu iššūkius ir kažkada žaidžiau ledo ritulį ir buvau savo išsikėlęs iššūkį, kol mano gėlė, kuri yra ant šaldytuvo, pasieks lubas, aš turiu sužaisti bent vienas varžybas su komanda. Aišku, kai mane išleido į aikštelę, aš joje praleidau gal tik 40 sekundžių ir tuo metu mūsų komanda gavo 2 įvarčius, bet, ne esmė, žodžiu, nebuvo tikslas, kad nepraleisti įvarčių, bet... O dabar išsikėliau naują tikslą, kuris yra sudalyvauti boulingo varžybose Maltoje. Su boulingu nesu labai daug susidūręs gyvenime, tačiau nuo praeitos vasaros pradėjau šiek tiek žaisti, o istorija labai paprasta. Buvo organizuojamos mūsų kaip kaimo bendruomenės boulingo varžybos, aš pradėjau treniruotis, tos varžybos neįvyko, bet aš treniruotis nenustojau. Taigi dabar jau turiu 3 kamuolius, iš kurių vieną jau sulaužiau, tiksliau palikau bagažinį per šaltą orą, jisai suskilo. Tai dabar turiu vieną spėrinį, kitą reaktyvinį kamuolį, o žinau, boulingas nėra labai populiarus Lietuvoje, bet kai šiek tiek pasigilini šitą sportą, jisai pasidaro visai įdomus. Ten yra visokių labai daug niuansų, kurie lemia tavo rezultatą, taip pat ir ištvermė, kaip ir fizinis pasirengimas, tiek ir sprendimų priėmimas, takelio būklė, kamuolių pasirinkimas ir taip toliau. Taigi užsiregistravau turnyrą Maltoje ir žadu gegužės mėnesį ten nuvažiuoti sudalyvauti. Nežinau, kaip man ten seksis. Dabar max taškų buvau įmetęs šią savaitę 188. Jeigu kas nežino, tai maksimaliai per boulingo vieną geimą gali surinkti 300 taškų, jeigu numuši visus 12 kartų, visus straikus. Tai va, 188 ir tas rezultatas mano nuolat kyla. Tikrai nežiūrėsiu, žiūrėsiu, ką nufilmavau, nes reikės sumontuoti. Ok. Žodžiu, dabar važiuoju irgi į boulingą, ten susitiksiu su Nėnu. Jisai irgi truputėlį domisi, tai pamėtysim valandėlę, gal porą. O pirmadienį laukia treniruotė su komanda. Beje, buvau jau ketvirtadienį pirmą kartą treniruoti. Prieš tai buvau įkėlęs reelsą, kad ieškau Countryby rėmėjų važiuoti į Maltą. Kažkaip, man atrodo, boulingo bendruomeniai plačiai nuėjo tas reelsas, sako. Bet tu čia, sako, paramą renki į Maltą važiuoti. Sakau, jo, aš sakau, ką tu ten veiksi, sako. Bet yra kaip yra, žodžiu, dėl to ir vadinasi iššūkiai, kad būtų smagiau gyventi ir būtų ką veikti. Tai va, bandau pasikelt savo rezultatą, kol kas mano pagrindinis treneris yra ChatGPT, vienas boulingistas, iš kurio pirkau kamuolį, man patarė nusifilmuoti savo metimus ir nusiųsti, įkelti į ChatGPT ir pasakyti, kad esi profas, kuris ilgai nežaidė, padėk man sugrįžti į formą ir taip toliau, ir ten dalinasi savo patarimais. Kiek tie patarimai yra geri, aš nežinau, bet kol kas atrodo rezultatai kyla. Jisai man žadėjo per mėnesį pakelt mano vidurkį, tiksliau ne vidurkį, o maksimalų rezultatą, kad po mėnesio jau turėčiau įmesti 220. Tai mano tikslas iki gegužės mėnesio yra pasikelti savo rezultatą, bent jau iki 230. Tikslas Maltoje būtų praeiti kvalifikaciją ir beje vakar pasigūglinau tą turnyrą ir ten yra jau sudėlioti žaidėjai pogrupiai. Pasižiūrėjau savo pogrupį ir man pasidarė šiek tiek neramu, bet tuo pačiu ir atsirado dar didesnė motyvacija treniruotis, nes ten toj grupiai ten pora iš UK žmonių, ten pora iš Čekijos, iš Maltos. Aš vėl pasigūglinau, kas jie tokie. Ir ten pasirodo yra Didžiosios Britanijos rinktinės nariai, Čekijos senbuviai boulingo ir taip toliau.
nežinau, kaip ten tie rezultatai kol kas skaičiuojasi ir kaip ten viskas darosi, bet viskas priklauso nuo manęs ir mano indėlio. Ir beje, dar priklauso iš tikrųjų ir nuo finansavimo, tai treniruotės Klaipėdoje yra žiauriai brangios ir pavyzdžiui, jeigu nori po darbo valandų treniruotis 2 kart savaitėj, tai mėnesiui gaunasi, ten netoli 300 eurų, tai šiek tiek šeimos biudžete tai pasijaučia, tai tam susikūriau savo Contribee, į kurį ir kviečiu jūs užsukti. Beje, jau radau vieną rėmėją, tai yra įmonė Marwood, jie užsiminėja ir mediniais statiniais, visokiais pirteles stato, terasas, namukus, sandėliukus, kilnojamus modulinius namus ir taip toliau. Tai Marwood, mediniai statiniai, kviečiu užsukti į jų Facebooką, pasižiūrėti, ką jie veikia. Prieš pusę metų realiai pradėjęs žaisti, aš jau turiu vieną rėmėją, kuris man finansuos 50% takelių nuomos treniruotėms. Tai sakyčiau, visai neblogas pasiekimas. Ir antras visai neblogas pasiekimas yra tai, kad aš kalbu į kamerą jau 8 minutės. Kas iš vis galvojau, kad yra man neįmanoma. Gal yra šiek tiek lengviau, kai tos kameros nereikia laikyti rankose, o aš čia prisitvirtina prie magnetuko. Tai aš su vagies kepurė, kaip sakė mano kolega, dar sakė, kad reikia su manim nebebendrauti ir biškio tokiau laikytis, nes sako, jeigu pasielgsiu taip, kaip tas, kur per Australiją susirinko pinigų ir pervažiavau. Tai ne, žinokit, aš esu rimtai nusteikęs. Dar bilietų į Maltą neturiu nusipirkęs, bet mačiau ten lieliktais apie 100 eurų kainuoja. Šiaip Maltoje esu buvęs, gaila dėl to, nes būtų smagiau nuvažiuoti kokią šalį, kur dar nesibu pabuvojęs. Beje, eisiu pasižiūrėti dabar marškinėlių rėmėjo. O blama, kas čia per kamščiai. Rėmėjų marškinėlių. Reikia nusipirkti marškinėlius, ant kurių Marwood užsidės savo logotipus. Tai va tokie ne su bowlingu susiję dalykai, bet kurie labai man padės treniruotis, o čia yra Akropolyje kamštis, kaip visada Klaipėdoj, kaip visada Akropolis pilnas, o senamiestis tuščias, taip. Aš žinau, kad esu gal biškai žvairas, bet aš dabar čia žiūriu į save, objektyvas čia, o kai pasižiūriu į kamerą, tai žiūriu į savo atvaizdą kažkodėl. Tiems, kas mane pažįsta ir yra mano Facebook drauguose arba sekate mano Facebook, aš mačiau, kad ten lygtais turiu nemažai sekėjų. Noriu pasakyti, kad aišku, visa tai čia yra baika, bet kartu ir ne juokas, nes savo priimtas iššūkis yra rimčiausias. Čia ne kažkieno kito primesta idėja, čia aš pats sugalvojau save taip pakankint, taip nusiskriausti tiek finansiškai, tiek laiko prasme, bet, ką gali padaryti žmogus, jeigu tau patinka. Žodžiu, tas garsas, kai įmuši straiką, yra labai malonus. Dabar esu jau kokį 10 metų videomakeris, kaip sakant, batsivis be batų, savo jokios reklamos nepasidaręs. Nežinau, gal pavyks ir pačiam kažką sureksti. Ok, tada susitinkam bowlinge, nueikit pačekinkit Marwood. Mediniai statiniai, man atrodo, taip vadinasi jie, Facebooką. Na ir ką, susitiksim ant takelio. Tvariau į Sportlandą, žiūriu, kokių čia tų marškinėlių galima gauti. Tokiam tašiuką nešiojas kamuolius. Jeigu aš čia vloginsiu, tai bliamba, tai reikės išmokti kalbėti viešumoje. O čia visai nieko gal tokia. Tik vienas, tiek ta gal. Žodžiu, nieko aš čia neradau kol kas, tai nežinau, šiaip neprisiskambinau savo rėmėjai, tai nežinau, už kokią sumą aš čia galiu pirkti tas marškinėlius. Bet sakė nusipirkti, o tie, kurie tinka man, tai kainuoja nuo 50. Tai šaunu aš į bowlingą geriau tiesiai. Ką, atvykom į bowlingą. Reikia palaukti, kol jungs takelį. Tai va, turiu vieną Primal Shock, man atrodo, vadinasi. Motive Primal Shock. Gerai, keliamės ant kitą, sako. Gerai, kamputyje, jaukiai. Įsijungiau 10 straikų, kad duotų mest.
Truputį skauda pirštą, kai išlenda iš gripo. Tai aš jį apsiviniosiu biškį galiuką su pleistru. Nu, atiduokit kamuolį. Negražina kamuolio. Papa. Gal reikia mest dar vieną. Gal gražins? Tai va, žodžiu, taip ateinu ir išsinuomavęs valandai laiko varau. Iš tikrųjų, niekada negalvojau, kad galima per bowlingą pavargti ar suprakaituoti, ar kad raumenys skaudėtų, bet užvakar turėjau treniruotę, tai dar kairys užpakalio pusrutulis dar dabar skauda. Neparvažiuoja mano kamuoliai. O, kažkas parbilda. Laikas, tai mano eina. Labai lengvų. Šitas lengvas, man atrodo, 6. Pas lengviausias, man atrodo, ir yra. Labai gerai, ačiū, bet taip pasiskolį. Prašau. Girdėjau, kaip pasakojo bowlingistai, kad vienam technikui sulaužė pirštus, kai tvarkė. Užstrigę kamuoliai buvo, tvarkė, metė kažkas ir sulaužė rankos pirštus. Tai va. Užstrigo pirštas. Au. Kreivai, tą koją pritūp šičia, tą koją į šoną, ranką šičia ir korpusas į priekį. Koja šitaip. Šitą atgal, nejudink šitos. Ant šitos kojos visą svorį perkel. Šitą koją nesiremk visai. O, ir dabar linguok ir išmest. O, gerai. Kam reikia nusivalyti kamuolį, tai jisai būna aliejuotas, kad geriau sukiptų, reikia nuvalyti tą aliejų. Geras metimas šitas buvo visai neblogas metimukas. Tai va tokių, jeigu padaryti 12 maltai, tai būtų liuks. Šiaip tai šiandien yra šeštadienis, man po ketvirtadienio treniruotės dar skauda užpakalį. Ne ten pataikiau, kur reikia, bet nukrito vis tiek. Spėras. Nice. That's all, folks. Šiandien yra vasario 16. Šventinė diena. Šiandien vakare laukia treniruotė su komanda, kuriai nepriklausau. Tiesiog jie mane šiaip priėmė į draugiškų sumetimų pasitreniruoti, pasidalinti patirtim. Prieš treniruotę aš dar pasidarysiu savo trumpą 30 minučių treniruotę, kadangi įsiklijavau į spėrinį kamuolį gripus naujus, tiesiog ne naujus, o ten jų išvis nebuvo. Tai išbandysiu, šiek tiek pasitreniruosiu spėrus. Šiaip ir vakar buvo didelis noras varyti pamėtyti, bet kažkaip
galvojau pailsinti raumenis, nes nuo to laiko, kai pradėjau treniruotis, pastebėjau, kad man nuolatos skauda koks nors raumuo, kažkas yra perkrauta, patempta, pirštas koks nors skaudus ir panašiai. Tai gerai, kad vakar pasidariau poilsio dieną. Šiandien svarbu dabar prieš treniruotę, per treniruotę prieš treniruotę, nepersistengti. Ramiai padirbėsiu ties releasu, ties išmetimu. ChatGPT davė man krūvą naujų pratimų, tai varysiu biškį pamėtyti 10 keglį, pasidarysiu tvorelę, kad nekiltų pagundos mėtyti 15 svarų straikinio. Tai pasiėmiau tik vieną kamuolį, net betašęs, po pažasnį pasakysiu reis. Ir tiek žinių, susitinkam ant takelio. Jo, dar neturiu savo batų. Jeigu kas turi kokius senus nenaudojamus savo, nešioju 43, 44. Išmera, jeigu ką, turit papigiai parduoti naudotus. Labai laukčiau jūsų pasiūlymų. Tai va, parodysiu. Šiandien pabandysim spėrą pamėtyti. Tai šičia žaidėjų 1. Player name. Reikia, darom 10. 10 kartų 10. Ir čia reporteris iš studijos. 10 keglis yra pats sudėtingiausias, kaip anksčiau rašiau. Reikia labai tikslumo, šitas metimas. Šitie metimai vieni pirmųjų. Šitas pakliuvo į taikinį, bandžiau pakartoti, bet vėl nusisuko į šoną. Čia šitą visai kitaip mečiau, šitas irgi nusisuko, o šitą šiek tiek kitaip mečiau. Ne šitą, o šitą. Mečiau tiesiai, nesukdamas ir jisai pasiekė taikinį, nežinau, kodėl aš netesiau šito. Čia bandžiau palei kraštą mesti, čia jau yra kita kombinacija, vadinamas kibiriukas, bucket. Tai biškai paprastesnis dešiniarankiams, yra lengviau, bent jau man tokį numušt. Didesnis plotas, į kurį gali pataikyti. Čia tiesiai į 10. Spėrinis metimus stengiuosi mesti lėčiau, kad tiksliau išmesti. Čia pro šoną prasisuko, čia vieną tik numuš. Čia yra tvorelė, kai straikinis kamuolys per anksti užhukina, trenkiasi tiesiai į pirmą, nekliudydamas 3 keglio ir gaunasi tokia tvorelė. Čia bandžiau į dešinę sukti, kas yra sudėtinga. Čia vėl tik vienas. Čia pora. Ir tokia va treniruotė spėrų. Čia dar vienas metimas, dar vienas. Iš šoną, vienas, 2. Ir čia, man atrodo, pataikyta bus neblogai. Čia pro šoną, čia iš kitos pozicijos. Čia jau šiek tiek straikiukų ant galo, vis tiek nesusivaldžiau, kad pamušinėti su savo nesustraikiniu su spėriniu kamuoliuku. Tai va, dar viena tvorelė. Gražiai atšoko nuo sienos ir pabaigai vienas straikinis. Čia šitas jau gerai sprogo. Pažaidžiau. Atėjo vakaras, beveik 6:30. Kaip matot, aš jau be vagies kepurės esu su šiek tiek žmogiškesne. Žodžiu, varau į treniruotę su komanda. Praeitą kartą, kai buvau pirmą kartą, tai labai patiko, žaidėm blicus. Aišku, buvau antras nuo galo, o antras, nes buvo dar vienas vaikas. Bet tikiuosi šiandien jau seksis šiek tiek geriau. Šiandien vis dėlto buvau pasipraktikuoti spėrų. Tai pabandysiu kažką nufilmuoti, parodyti jums. Tiek žinių, susitiksim ant takų. Jeigu kas nežinot, čia yra alėjavimo robotas. Tai kad čia šitam bowlingė ne vienas robotas, tai robotai ir gėrimus važiuoja, ir takelį va tepa. Nu ir nesusitiksim ant takų. Šiandien yra jau vasario 18 diena. Ta kart nuėjau į treniruotę, buvo visi takeliai jau rezervuoti, pasirodo reikėjo tenai iš anksto jiems prasinešti, kad ateisi, nors man atrodo, kad sakiau garantuotai, kad būsiu.
Nu, bet ką padarysi. Žodžiu, šiam kartui tiek. Tikiuosi tokius video padaryti kartą per savaitę. Tai sveiki atvykę į mano realybės šou, kaip tapti boulingistu. Tikiuosi ateityje pavyks treniruotis daugiau. Jeigu jūsų pakankamai daug žiūrės, tai pritrauksiu daugiau rėmėjų, tai tada logiška spręsti, kad daugiau ir treniruosiuosi. Tai dėkui dar kartą, kad žiūrėjot, nepamirškit pakomentuoti, palaikinti, paspauskit prenumeruoti kanalą, ačiū rėmėjams Marwood, apsilankykite mano Country.B, kviečiu tenai paremti, iki kitos savaitės. Tiek žinių, susitiksim ant takų.